Taigi, sveiki gerbėmiai ponai ir ponios. Su jumis ir vėl aš, Mindaugas Montvilas, ir aš sveikinu jūs jau eilinėme 34-ame pramoginio apokaliptinio infošou pabaiga jau arti epizode. Tradicinis perspėjimas. Viskas, ką išgirsite šioje laidoje, gali kelti grėsmę ir tikriausiai kels grėsmę tolimesniam liberaliosios demokratijos egzistavimui. Jūs buvote apie tai perspėti. Šiandien gal pradėsime nuo pratęsimo praėjusios 33-osios laidos, kurioje kalbėjome apie lažybas ir ypač Polymarket, vieną kraščiausių lažybų rinkų žaidėjų. Ir be abejo į tuos praėjusią savaitę pagarsėjusius kaltinimus, kad kažkurie didieji žaidėjai arba vadinamieji banginiai manipuliuoja lažybų koeficientais su dideliais statymais. Į tai atsakydama kompanija padarė vidinį tyrimą, paskelbė, kad iš tikrųjų nustatė vieno pagrindinio banginio tapatybę, pavartotojo vardu Freddy 49. Ir tai pasirodo prancūzijos pilietis, pasikaustęs finansų rinkose, treidinime ir jokio piknaudžiavimo nenumatyta. Tiesiog žmogus turi didelį kapitalą ir užėmė didelę poziciją ir tame nėra nei nieko nelegalaus, nei manipuliatyvaus ir netgi nepažeidžia tos taisyklės Polymarketo, kad šioje platformoje statyti pinigus, kaip aš pasakau praėjusią laidą, gali tik ne Amerikos piliečiai. Nors, kaip tikriausiai visi suprantate, daugelis amerikiečių apeina šios ribojimus VPN pagalba. Tai dabar tas pats Polymarketas siekdamas išvengti kažkokių tai kontroversijų ir baudų siekia uždaryti landas, apeitinėti sistemą tokiu būdu, nors kaip taipogi minėjau, vienas pagrindinių Polymarket konkurentų Kalši laimėjo bylą ir šiuo metu leidžia lažintis ir amerikiečiams. Ir tie koeficientai tebesilaiko aukštumoje, Polymarket Trumpo pergalė didžiausiai vertinama, šiuo metu 4% liktai, Kalši 60, Predicted irgi panašiai. Na, visur gerokai geriau vertinamas visose praktiškai lažybų kontorose Trumpo galimybės. Socialinių apklausų duomenys nors irgi krypsta į Trumpo pusę, bet gerokai lėčiau. Ir aš manyčiau, čia labiau susiję su visom specifika metodologijos visų socialinių apklausų, bet kryptis vis dėlto sutampa ir dėl to aš manau tokios sąmokslo teorijos apie tai, kaip Trumpas ir jo rėmėjai kažką čia negero surezgė, tai vis dėlto yra labiau demokratų partijos stovyklos bandymai kažkokiu tai būdu, aš jau, kaip sakant, meskite į mane akmenį, sakyčiau, bet pateisinti artėjantį pralaimėjimą. Čia toks drąsus pareiškimas, aš žmogus nesu bailus, tai man nėra ko bijoti, gerbėmieji. Nes iš tikro tikrai aš nematau tokių kelių, kad dar galėtų Kamala po šios savaitės kažkokiu tai būdu taip jau paimti ir atsilošti. Ypač šią savaitę, šį šeštadienį 26 dieną spalio Trumpo interviu paleistas buvo su Joe Roganu, įrašytas vakar 25 spalio 3 valandos, kas netingi gali pažiūrėti. Interviu gavosi neblogas, mano skoniui gal jis net kažkiek sausokas, nebuvo daug tokio humoro ir tų tokių tolimesnių temų, nors buvo šiek tiek klausimų tų tradicinio Joe Rogano formato ir apie ateivius ir apie šito Johno Kennedyo nužudimo, šito galima buvo tikėtis ir Trumpas pažadėjo, kad šį kartą tai jau tikrai išviešins visus tos dokumentus susijusius ir kad praeitą kartą jam to neleido padaryti jo artimi patarėjai ir jis įvardino
tą patį Maiką Pompeo ir iš tikrųjų toks vienintelis tikrai svarbus įsimintinas faktas, kad jis pavadino net kelis kartus Maiką Pompeo gerų žmogumi. Ir čia šitoje vietoje šita pozicija, atkreipkite dėmesį, labai aršiai kertasi su vieno svarbiausių turbūt Donaldo Trumpo sąjungininkų Tuckerio Carlsono pozicija. Tuckeris Carlsonas Maiką Pompeo vadina visaip, bet ne gerų žmogumi. Tai žinote, čia visko galima išvelgti, vėlgi manipulacijų ir kažko, bet mano nuomonė, tas sutapatinimas Donaldo Trumpo su Tuckeriu Carlsonu, jis yra irgi pritemptas. Tuckeris Carlsonas ir Donaldas Trumpas yra be abejo sąjungininkai. Draugai jie tikriausiai nėra, Trumpas ne kartą ir ne du yra visur pareiškęs, kad labai vertina lojalumą, o Tuckeris Carlsonas tikrai niekada nebuvo jam labai lojalus ir tai yra įrodyta ir teismo dokumentuose. Tai tiek būtų apie šią sąmokslo teoriją. Ir šitoj vietoj gal reiktų kažkiek ir paaiškinti, kodėl vis dėlto šitas dalykas yra toks svarbus. Supraskite, didelio čia daikto nuėjo kažkas į podcastą. Svarbu tai yra dėl to, kad iš tikrųjų per pastaruosius keletą metų, bet galbūt jau galima sakyti ir ilgiau, gal per pastarąjį dešimtmetį, galutinai įvyko didžiulis lūžis ir tradicinė žiniasklaida visiškai praranda savo pozicijas ir podcastai yra tai, kas formuoja ne tik jauniausios kartos nuomonę, bet jau pasakyčiau ir nemažos dalies ir, tarkim, Generation X žmonių ir be abejo millennialų. Dar tik tai boomeriai galbūt vis dar tebežiūri televiziją, bet visi kiti jau turbūt ar tai numigravo, ar bebaigia migruoti į podcastus. Ir Joe Roganas yra būtent tas žmogus, čia turbūt nereikia aiškinti, kuris tą ilgos formos pokalbių laidą, podcastą išpopuliarino ir padarė iš to tai, kas jis yra šiuo metu. Tai yra šiuo metu tikrai dominuojantis turbūt politinio diskurso įrankis vakarų pasaulyje. Ir pas mus, čia mes su blogeriuku irgi dažnai tokią formą praktikuojam, aišku, blogeriukas praktikuoja ją dar dažniau negu aš. Ir tai iš tikrųjų padeda, man atrodo, bendrai pakelia visą politinės diskusijos lygį į aukštesnį lygmenį, nes anksčiau tai būdavo taip, kad, taip yra kažkokie akademiniai diskusijų formatai, kurie, niekam neįdomus. Ir yra televizija, kur žmonės apsikeičia ten keliais sakiniais pirmyn atgal. Tai tikrai nėra tas formatas, kuris leistų žmonėms, kaip čia pasakius, geriau susigaudyti tame, kas vyksta pasaulyje. Tai Joe Roganas yra žvaigždė, aš nekartą net minėjau tokį terminą, šito formato dievas, iki šiol tebe yra, jis tuo jau yra bent kokį 10 metį, jei ne ilgiau, ir jo populiarumas ir įtaka dar gerokai išaugo, aišku, covidiniais laikais, kai prasidėjo jau ta griežtosios formos cenzūra visais klausimais, ir ypač vieno tokio specifinio klausimo, tai aišku, Joe Roganas visada laikėsi tų žodžio laisvės principų ir visada buvo ir tebėra balsas visų nemainstreaminių nuomonių ir kažkuriuo metu galbūt tai buvo vienintelis toksai plačiai prieinamas formatas, kur galėjo žmonės eiti su kažkokiom kitom nuomonėm tam tikrais klausimais. Dėl to tai yra labai svarbu, tai to nepaneigs ir dabar aišku tas podcastų visa rinka labai išsiplėtusi, podcastus turi kas tik tai netingi, kiekvienas durnius, įskaitant ir šitą turi po podcastą. Bet Joe Roganas tebėra dievas ir pasižiūrėjus ar tai Apple, ar Spotify'us podcastų kažkokius tai skaičius, ir aišku dar yra visokie ten saitai, kurie seka ir agreguotus kažkokius bando, bet kaip tu bežiūrėsi 2, 3, 4, 6, 10, ten šitų visų sąrašų vietos, ten labai keičiasi pagal visus skaičiavimo formas, bet pirmoje vietoje visada yra Joe Roganas. Čia yra, kaip sakant, neginčiama ir tikrai nieks to negali kvestionuoti.
Ir tai iš tikrųjų yra geras podcastas. Jis, aišku, irgi yra nevienodas, tų visų svečių būna labai įvairių. Ir, aišku, didelę svorį turi Joe Rogano visi draugeliai humoristai arba žmonės iš tų kovos menų pasaulio. Čia iš tikrųjų reikia žmonėms, tiems keliems, kas nelabai dar žino, kas yra Joe Roganas, na tai yra žmogus atėjęs iš kelių pasaulių, tai yra iš pasaulio mišrių kovos menų, kuriame jis ir pats, kaip sakant, specializavosi ir paskui buvo ir tebėra vienas žymiausių renginių vedėjų šitoje srityje. Ir iš kitos pusės jis dar labai susijęs su ta stand-up comedy. Tai yra tais komikais, kurie išeina prieš mikrofoną, nes tai yra kitas jo hobis ir profesija, galima sakyti. Ir tame pasaulyje jis turi daug draugų ir pažįstamų. Tai vat šitie pasauliai susilieja pas Joe Roganą, bet žinoma, kai jis taip išpopuliarėjo, pas jį ateina žmonės iš visų kitų pasaulių ir pas jį vyksta diskusijos visais įmanomais klausimais nuo istorijos, prieš istorijos, čia ypač pastaraisiais metais jis išpopuliarino tokį Grahamą Hancocką ir jo kolegas, kurie labai kvestionuoja tą tradicinę istorinę ir archeologinę versiją apie civilizacijų pradžią ir šitoj vietoj iš tikrųjų irgi pilna dabar kontroversijos su ta sritimi ir ypač dėl to, kad tikriausiai Joe Rogano dėka daugiausiai tas Grahamas Hancockas iš tokios visiškai nežinomos personos, interneto užkaborių personos tapo pakankamai mainstreaminių personažų, dabar turi savo jau antrą sezoną savo serialo Netflix'ą, kuriame jis, turi tą savo teoriją apie gerokai ankstesnę, tarkim, civilizacijos atsiradimo istoriją. Ir tai žmogus, aišku, kaip čia pasakus, mano giliai asmeninė nuomonė, smarkiai pritempinėjantis kai kuriuos ten istorinius faktus ir artefaktus, bet iš kitos pusės tai yra tikras įrodymas Joe Rogano įtakos, kad dabar jau Grahamo Hancocko teiginius ir teorijas turi vis dėlto atriminėti tikri mokslininkai ir tai vėlgi turbūt yra teigiamas dalykas, nors čia daug turbūt būtų pasipiktinusių, kaip čia yra dabar visokių diletantų, visokias teorijas reikia rimtai svarstyti. Bet tai yra dabartinis toks pasaulis ir didelė dėka to paties Joe Rogano. Ir taipogi dėka Joe Rogano, tarkim, gali ateiti žmonės ir padaryti podcastą apie Mėnulio nusileidimo ten viso to projekto sufeikinimą ir vėlgi visi turi įrodinėti, nes tai buvo jau pas Joe Roganą, tai savaime suteikia tam tikro kredibilumo. Pas Joe Roganą dar toks nesenas šiemetinis irgi kontroversija, toks pasirodė aktorius Terence'as Howardas šiais metais, kuris pasirodo be to, kad yra aktorius ir dar yra mėgėjas matematikas, fizikas ir kokių tik nori dar mokslo specialistas, kuris daugmaž yra išradęs savo, visų theory of everything, visų mokslo teoriją, kur viską apjungia, viską paaiškina. Tai vėlgi žmogus akivaizdžiai savamokslis, bet tokių pridaręs, kaip čia pasakant, groundbreaking atradimų ir teorijų ir jis ten išdėstė viską, kad daugmaž viskas yra neteisinga ir netaip suprasta matematikoje, fizikoje ir taip toliau. Pradedant nuo to, kad tarkim daugybos operacija matematinė, aritmetinė 1x1 turėtų būti ne 1 lygu, o 2. Ir taip rimtų veidų jis išdėstęs visas tas savo teorijas, vėlgi susilaukė tos kontroversijos ir paskui turėjo ateiti į podcastą Joe Rogano draugas, tikras jau astrofizikas ir aiškinti, kad vis dėlto kai kurios vis dėlto dalykus ir savokas labai liberaliai interpretuoja minėtasis aktorius, bet iš kitos pusės tai vėlgi tai yra juokinga, bet tai įdomu žiūrėti tuos podcastus, kaip tu nori žiūrėti ir čia yra turbūt didžiausias pliusas Joe Rogano, kad jis, kaip čia pasakas, bet kokia crazy teorija dabar yra visiškai demokratizuotų būdų, gali atsidurti visuomenės diskurso centre ir, kaip sakant, let the truth emerge.
Tai čia buvo jo toksai ilgas nukrypimas apie bendrai, kas yra Joe Roganas. Na, dabar grįžtant prie to paties Trumpo interviu, kaip jau minėjau, Trumpas matydamas ir nujausdamas vis dėlto, kad artėja tą finalo tiesioji, jis vėlgi tikriausiai specialiai pernelyg giliai nesileido į kažkokias crazy teorijas, jis pakankamai taip išsisuko nuo tų klausimų apie ateivius, nors jis kažką minėjo, kad galbūt ir Marse yra gyvybė. Na, čia atleiskime, čia Donaldui Trumpui šitą, kaip čia pasakant, leptelimą, bet, na, minėjau, tik tai vienintelį dalyką jis pasakė, kad JFK nužudimo bylas jis tikrai išviešins. Iš tokių dalykų, kur kažkas bandys pritemti kontroversijas, tarkim, jo pasakymą, kad labai geras generolas buvo Robertas Lee, na, čia vėlgi, čia kontroversija tai tapo tik pastaraisiais metais, taip sakyti, nes, na, tai buvo bendras konsensusas daug dešimtmečių ir nešimtmečių, kad visas tas JAV pilietinio karo istorija yra vienas dalykas, ten tos priežastis ir vergija ir kiti dalykai, bet tie visi pietų generolai, kaip generolas Lee, jie visada buvo laikomi pagarboje ir visai neseniai buvo gausybė JAV ar ginkluotųjų pajėgų fortų pavadinti ir pietų generolų pavadinimais ir niekam tai neužkliūdavo. Tai čia iš tikrųjų toks Trumpo pasakymas, na, sakykime, reveransas generolui Lee, na, jis tikrai, mano nuomonė, čia yra ieškojimas priekabių ten, kur jų negalima būtų ieškoti. Iš dar tokių man įdomesnių dalykų man patiko labai, kad Donaldas Trumpas pasakė apie savo, na, trumpalaikį nacionalinio saugumo patarėją Johną Boltoną, kad, na, jis yra beprotis, nutjob angliškai, bet jis savo, kaip čia pasakant, turėjo panaudojimą gerų atvejų, kad jis, vat, žinodamas Trumpas, kad Boltonas yra beprotis, jis nusivežęs Boltoną, jis galėjo juo pagazdinti visus iranienus ar dar kažką. Tai iš tikrųjų čia, aišku, tą dalyką žiūrėdamas Johnas Boltonas labai piktinsis, bet Trumpas čia pasirodė tokiam savo stiliuje, jis ir kaip sakant, savo oponentus pajokė, bet pasirodė kaip ir dealmakeris ir toksai kaip laimėtojas šitoje istorijoje. Na, ir visi kiti ten jo pasisakymai, jie, aš sakyčiau, jis išvengia tokių didelių kontroversijų savo pasisakymuose. Aišku, čia vėlgi daug kas sakys, kad ten jo visos tos idėjos apie 20-ųjų rinkimus ir jų ten suklastojimą, tai čia yra paneigtas visą kitą, bet čia iš Trumpo perspektyvos žiūrint, čia yra atviras klausimas ir jis nuosekliai šitos pozicijos laikėsi ir tebesilaiko, tai čia tikrai, jeigu ir kontroversija, tai tikrai nėra kažkokia labai nauja kontroversija. Tai iš tikrųjų aš nebandysiu atpasakoti visų tų teiginių ir pasisakymų, apie ką jis sakė, bet vienas dalyką galima konstatuoti yra tai, kad, na, aišku, Donaldui Trumpui pasisekė, kad jis iš tikrųjų būdamas šaumenas ir B, na, jis toksai žmogus, kuris gali kalbėti ir sistemiškai ir pats tai apie tai yra pasakojęs, tame tarpe tas pats Bobas Woodwardas savo naujausiai knygai pasakoja, kad jis dar nuo 80 metų pastoviai praktikavosi tas visas įgūdžius, kaip kalbėti su, na, tais proverbiniais paprastais žmonėm ir visais klausimais, tai jis labai gali žmogiškai ir natūraliai kalbėti kuo įvairiausiais klausimais ir jam aišku pasisekė, kad vat, jo paties interesų rate yra ten tos mišrios visos kovos ir visi tie kovotojai, kuriuos jis žino ir jam nereikia apsimetinėti, jis gali su Joe Roganu paskalbėti apie kažkokias tai mišrių kovos menų kovas ir kovotojus ir tai gaunasi natūraliai ir šitame kontekste nėra to jokio falšyvumo, tiesą pasakius, ir žmonės tai vertina. Autentiškumas turbūt yra tai, kas labiausiai pritraukia žmonės prie Donaldo Trumpo ir turbūt, na, autentiškumas arba bent jau, kaip čia oponentai pasakytų, gerai suvaidintas autentiškumas, bet, na, kaip tai be pavadinsi, žmonės jame mato kažką tai tikro ir to žmonės tikrai nemato Kamaloje Harris. Ir čia tikrai galima suprasti, kodėl. Ir dėl to,
kaip ir supratote, buvo daug kalbų apie Kamalos Harris pasirodymą pas Joe Roganą podcast'e ir tas tikriausiai nesimaterializuos, nors Joe Roganas pokalbė su Trumpu išreiškė, kad jis vis dar laukia Kamalos Harris, kvietimas yra, bet ir Trumpas tai pasakė ir aš manau, šitoje vietoje jis tikrai nesumanau. Na, Kamala Harris tikrai nesugebėtų nieko panašaus išspausti iš savęs. Jinai nesugebėtų kažkokio tai laisvo 3 valandų pokalbio, turbūt jokiom temom išspausti. Jinai tiesiog net tam yra žmogus, jinai nėra tas asmo, kuris pasižymėtų kažkokiom tai originaliom, autentiškom mintim, kuriom jinai galėtų dalintis 3 valandas. Ir tarkim, net Trumpo atveju, net ir jeigu priimant, kad ten yra nesąmonė, kai jis kalba apie rinkimus arba dar kažkokiais kitais klausimais, bet, tai yra ar ten tarifai, dar ten jo idėjos apie mokesčių, pajamų mokesčių naikinimą. Net jeigu įmant, kad tai nesąmonė, Donaldas Trumpas yra tas žmogus, kuris akivaizdu bent kažkurio laipsniu tuo tiki ir jis gali apie tai kalbėti ir tai nesukelia kažkokios atmetimo reakcijos, o net žmonėms yra įdomu apie tai klausytis. Tai tiek būtų, aš vėlgi, kaip čia pasakant, nenoriu padaryti 3 valandų laidos apie 3 valandų podcastą. Tai kam įdomu, tikrai pasižiūrėkite, Donaldas Trumpas pasirodė gerai, pasirodė ne tai kaip visiškai bepratis, jis pasirodė kaip Donaldas Trumpas. Jis tikrai patvirtino savo reputaciją kaip žmogus, kuris gali linksmai ir žmogiškai kalbėti su bet kuo. Ir aš manau, šitas podcastas, kaip dabar jau matome pagal visus duomenis, yra dar vienas, kaip sakant, toks žingsnelis Donaldo Trumpo į pergalę lapkričio 5 dieną. Bum, 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 bum.